Jau esu pasidalinęs su jumis daugybę naudingos ir įdomios informacijos apie netrukus prekyboje pasirodysiančias Black Edition Kaivo LE meškeres, bet esu tikras, kad daugumą žmonių iš esmės domina tai, jei jau šios meškerės vadinamos LE, tai yra longrange, sukurtos žvejybai dideliais atstumais. Meškerės, kaip jos veikia, kaip elgiasi metimo metu. Jau Kinijoje labai daug jų išbandžiau. Esame atlikę daugybę bandomųjų metimų. Ir akivaizdu, kad jos galėjo patekti į prekybą tik tada, kai nusprendžiau, kad jos puikiai tinka tam tikslui, kuriam buvo sukurtos, kai juos sugalvojome. Jau daug ką parodžiau iš šių meškerių, bet vienas dalykas iki šiol liko nepaminėtas. Tai yra niekas kitas kaip meškerių žiedeliai, kurie tikrai verti dėmesio, nes net jei ir geriausia kokybė medžiagų, net jei ir geriausias anglies pluoštas, iš kurio jos pagamintos, net jei ir geriausia charakteristika, jei, tarkime, ant jos būtų uždėti, šiek tiek perdedant, tokie prasti žiedeliai, kurie nepadėtų toli užmesti. Labai didžiuojuosi tuo, kad radome tokią išskirtinę ir tikslui puikiai tinkančią žiedelių seriją, kuri ir išvaizda tikrai šiuolaikiška. Mat, jei pažiūrėsite iš arčiau, parodysiu jums, tada matysis, kad žiedelio vidinė dalis labai įdomiai keičia spalvą. Kai suku, kartais ji atrodo žalia, vėliau auksinė arba netgi violetinė. Priklausomai nuo to, kaip saulės šviesa ant jo krenta, jis visada rodo kitokią spalvą. Jis ne tik itin patvarus, turi pakankamai didelį skersmenį, bet ir iš tiesų labai gražus bei išskirtinis. Beje, maišymo žiedo skersmuo yra 50 mm. Tolimų metimų meškerėms tai yra reikalavimas, kad pirmasis žiedas būtų tas 5 cm skersmens didelis žiedas, o kiti žiedai, natūraliai prisitaikydami, palaipsniui mažėja. Bet pakankamai didelis skersmuo padeda pasiekti tolimiausius metimus. Žinoma, mūsų bandomieji žvejai išbando šias meškeres ir vietinėmis sąlygomis. Mūsų komandos nariai nuolat tempia, kankina ir apkrauna jas. Pažiūrėkite, ką mano mūsų komandos narys Kovis Patrick apie savo pirmuosius įspūdžius ir patirtį su šia meškere. Esu vienas iš tų laimingųjų, kurie pirmieji gali išbandyti Black Edition serijos naujausią vietinėmis sąlygomis. Tai vienas naujausių Black Edition serijos modelių. Mano rankose ne bet kokia tolimiems metimams skirta meškerė, 4,25 metrų ilgio, tad pažiūrėkime, kokį atstumą ji gali pasiekti ir kaip ji elgiasi metimo metu. Pagrindiniai valui ant rytės užvyniojau Motion Carp Gold 0,25 mm valą. Bandysiu su įvairaus dydžio svareliais. Nuo 113 iki 133 gramų, visais atvejais su užviliotu pavadėliu, ant kurio užmaltas 20 mm boilis. 150 metrų atstumą tiksliai išmatavau, tad galima pradėti metimus. Dabar seks dar vienas metimas su 133 gramų švinu. Jau pakankamai pripratau prie meškerės. Pažiūrėkime. Nereikia gailėti meškerės, įdėkime daugiau jėgos. Klipsas lengvai atsikabino 150 metrų atstumu, manau. Su pakankama praktika dar drąsiai galima pridėti papildomus 10-20 metrų. Baigiau metimus, tad iš karto galiu pasakyti, kad meškerė pranoko visus mano lūkesčius tikrai puikiai. Be jokios praktikos lengvai numečiau su ja 150 metrų ir dar tikrai yra kur tobulėti. Taip pat noriu pabrėžti dar vieną svarbų dalyką. Pažiūrėkite. Tam nereikia sunkvežimio, nors ilgis 425 cm, transportavimo ilgis tik 114 cm. Manau, tai patiks daugeliui mano žvejų bičiulių.